Tylos zona sugrįž su trečiuoju filmu ir originaliaisiais istorijos kūrėjais. Pakalbėkime apie tai. Studija Paramount Global ir režisierius bei aktorius Jonas Krasinskis pranešė, kad pradeda kurti trečiąją Tylos zonos dalį. Būtent Jonas Krasinskis buvo tas žmogus, kuris rašė ir režisavo pirmuosius 2 istorijos filmus. Trečiasis buvo perduotas kitam kūrėjui. Taip pat scenarijų rašė irgi ne Krasinskis, todėl buvo nukrypta nuo pagrindinės temos, tačiau pirmieji 2 filmai buvo kurti būtent jo. Ir dabar Jonas Krasinskis vėl grįš ir režisuos ir rašys scenarijų trečiajai daliai, todėl galima tikėtis, kad ši istorija pratęs anksčiau buvusių 2 filmų pasakojimą. Tačiau kol kas dar neaišku, kas be Jono Krasinskio grįš į šį pasakojimą, nors pagrindinė aktorė pirmuose 2 filmuose buvo jo žmona Emily Blunt. Taip pat dar neaiški ir istorija, kuria bus grindžiamas trečiasis filmas. Kas tikrai aišku, tai kada pasirodys trečioji dalis ir tai yra numatoma 2027 metų Liepos mėnesį. Galima sakyti, kad šis siaubo franšizė apie į garsą reaguojančius monstrus ir tyloje gyvenančius žmonės buvo tikrai pakankamai sėkminga. Jau dabar visi 3 filmai bendrai yra surinkę beveik $900 milijonų, todėl rezultatas yra tikrai labai geras. O kaip jūs? Ar laukiate trečiojo filmo? Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose, parašykit, kuris Tylos zonos filmas jums labiausiai patiko ir nepamirškit manęs pafollowinti.